Sveiki kavos mėgėjai, aš esu Matas iš Kavos draugo ir šiandien pristatysim tikrą kavos aparatų žvaigždę - pusiau automatinį Sage Oracle Jet. Nors šis kavos aparatas yra pusiau automatinis, kas turėtų reikšti, jog prireiks įgūdžių ir pastangų, tačiau taip nėra. Viskas yra taip inovatyvu ir automatizuota, kad neprireiks jokių papildomų pastangų. Pradėkime nuo šio kavos aparato dizaino. Kavos aparatas išties įspūdingai atrodo ir norėtųsi jį pasidėti pačioj matomiausio vietoj. Iš pradžių į akis krenta integruotas malūnas su didelė pupelių talpa, net 340 gramų, taip pat vandens talpa, kurią galima pildyti ir iš nugaros, tiek iš viršaus, puodelių laikymo zona bei automatizuotas pieno plakiklis. Kadangi kavos aparatas gana sunkus, po jo apačioje yra integruota rankenėlė, kurią palenkus aparatą galima lengvai perkelti į kitą vietą. Kartu su kavos aparatu atkeliauja šie priedai, kurie leidžia naudotis kavos aparatu be rūpesčių ir nieko papildomai rūpintis nereikia. Atkeliauja 58 mm skersmens filtro laikymo rankena, taip pat vieno puoduko filtras, 2 puodukų filtras. Taip pat tirščių šalinimo dėžutė bei 480 ml pieno plakimo indas. Taip pat dėžėje rasite įvairiausių dalykėlių skirtų kavos aparato valymui. Kaip matome, šis kavos aparatas turi 5 colių spalvotą lietimui jautrų ekraną ir paspaudus jis įsijungia. Pats kavos aparatas itin greitai pasiruošia gaminti kavą dėl inovatyvios ThermoJet kaitinimo sistemos ir tik po įjungimo galima iš karto pereiti prie kavos gėrimų gamybos. Taigi, gėrimai. Šis kavos aparatas turi platų pasirinkimą kavos gėrimų nuo espresso, amerikano, klasikinių kavos gėrimų iki šalto plikimo kavos, tai cold brew, cold espresso, taip pat karšto šokolado funkcija. Tai ar sunku su šiuo kavos aparatu gaminti kavą? Patikrinkim. Pradėkime nuo kavos pupelių. Prisipilkime kavos pupelių į kavos talpą. Naudosime Parallel 17 kavą. Taigi pasigaminam kavos. Pradėsime nuo klasikinio espresso. Tai pasirenkame gėrimą. Įstatome 58 mm filtro rankeną ir spaudžiame maltą. Kavos aparatas ne tik primala reikiamą kiekį kavos, bet ir ją suspaudžia ir supresuoja. Dedame rankeną į kavos darymo grupę, spaudžiame kavos gaminimo mygtuką ir kava pradeda gamintis. Dėl integruotos barista guidance funkcijos šis kavos aparatas padeda išgauti geriausią kavą ir praneša, kada kava yra per smulkiai arba per stambiai sumalta, bei pataria geresniam kavos gėrimui. Taigi, pereikime prie gėrimų su pienu. Šis kavos aparatas turi ypatingą Automilk pieno sistemą, kuri veikia 2 režimais, tiek ir rankiniu, tiek automatiniu būdu. Pasigaminame kapučino. Pasirenkame gėrimą. Pasiruošiame maltos kavos porciją. Prisipilame pieno į pieno ąsotėlį bei padedame po Automilk pieno sistemos angaliu. Perkeliame maltos kavos porciją į kavos darymo grupę. Pastatome puodelį. Spaudžiame brew funkciją ir tuo pačiu metu pieną.
Dėl integruotos autoeilės funkcijos pasibaigus vienam veiksmui automatiškai prasideda kitas, tai pieno plakimas. O aš tuo metu galiu eiti pailsėti. Nuėmus pieno ąsotėlį su išplaktu pienu, užlenkus rankinėlę, jis automatiškai prasivalo bei pašalina pieno likučius iš garų angalio. Kavos porcija paruošta ir pilame tobulai suplaktą pienuką. Na ir kaip mums gavosi, iš tiesų su šiuo aparatu galima pasidaryti tikrai tobulą pieno putą. Ragaujam. Puikiai. Šis kavos aparatas dar ypatingas tuo, kad su juo galima padaryti šalto plikimo espreso ir taip pat madingąją šalto plikimo kavą. Taip vadinama cold brew. Ja ir pasidarykim. Taip, pasidarom šalto plikimo kavą, pasirinkame ją ekrane, susimalame kavos porciją. Kava paruošta, dedame stiklinę su ledukais. Paruošę stiklinę, ruošiam kavą. Procesas trunka apie 3 minutės, tai einam pailsėti ir laukiam kavos. Po visų šitų nuostabių gėrimų pasivaikščiokim po kavos aparato meniu ir nustatymus. Tai pažiūrėkim, ką mes čia turim. Tai kaip ir buvo minėta, barista guidance funkcija, ją galima įjungti, išjungti. Taip pat kavos virimo nustatymai, temperatūros nustatymai, priežiūra, apie kurią pakalbėsim vėliau. Ir vienas iš svarbiausių dalykų yra galimybė prisijungti prie Wi-Fi ryšio. Prisijungus yra gaunami sistemos atnaujinimai, nauji receptai, patarimai ir kiti geri dalykai. Na ir vienas iš svarbesnių klausimų, ar šį kavos aparatą sunku prižiūrėti? Tai tikrai ne. Šiame aparate yra integruotos valymo programėlės, kurias paleidus aparatas ne tik pasakys, kaip valyti, bet pasakys ir kada valyti. Taip pat šiame aparate nėra jokių slėptų virimo mechanizmų, kuriuos yra sudėtinga išimti, skalauti, sutepinėti ir valyti. Na ir kaip jums šis kavos aparatas? Man tai įspūdingai, aš įmičiau. Paklausit manęs, kodėl rinkti šį, o ne superautomatinį kavos aparatą. Tai visų pirmiausia, joks automatinis aparatas taip tirštai nepadarys espreso ir nesuplaks tokios pieno putos. Antra, juk smagu pasijausti baristos vaidmenį ir prisidėti prie kavos gaminimo ritualo. Jei jums šis kavos aparatas patiko lygiai taip pat kaip ir man, tai aprašyme rasite nuorodą, kur galima jį įsigyti. Ir jei patiko šis video, tai prenumeruokit, spauskit širdelę, komentuokit ir laukit kitų video. Ačiū!